Alio. Klausau. Ar čia Mindaugas? Taip. Klausyk, tai kaip čia dabar gaunasi, aš nesuprantu. Tai kada tu pinigus atneši? Kokius? Kokius? Tai ką tu dabar nori pasakyti, kad jau nebežinai, kam skolingas? Girdi? Nu? Kiek tau pirmanį pamokų yra? Kas? Kas ne? Vakar mokykloje nebuvai, tavęs laukiam, kad pinigus turėjai atiduoti, o netėjai, ko netėjai, ką bijai? Kam? Kas kam? Ką tu kam iš ko pasiskolinai? Klausyk, ateina pas mane bachuriukai, supranti, šneka viską, sako, pinigų netiduoda, tai supranti, su tavim kaip normaliai kalbėti, ar ne, kaip yra? Kam? Kokiam bachuriuką aš netidaviau? Kaip netidavė? Netidavė visų pinigų. Kam? Kas kam? Tai tu geriau turi žinoti, ką aš dabar tau pradėsiu kalbėti vardais, pavardėm. Nesupratau. O kas žino? Tai klausyk, ko tu netėjai tada į mokyklą vakar? Prie ko? Kas prie ko? Klausyk, tu labai įdomiai šneki. Tu turėjai atiduoti vakar skolą, net į mokyklai dabar aiškini dar prie ko. Ja, klausyk, Prie kam? Kokią skolą? Ne, žiūrėk, čia tu ne telefonai šnekėti. Vienu žodžiu, pirmąjį ateini šulį ar ne? Taip. Kas taip? Kiek pamokų tau rito? Kokią pirmą pamoką turi? Palaukit, to pasakysiu. Matematika. O tai ko tu skolos netiduodi? Klausyk, kas čia darosi? Žiūrėk, tai tu nesupranti kažkaip, tu nėra, sakė, atiduosi ir jau savaitę laiko vėloji. Savaitę laiko? Jo, savaitę laiko O vėloji. gali pasakyti, kam aš skolingas, aš nesuprantu, liktais Tu pats turi geriau žinot, neapsimetinėk čia, kad nieko nežinai. Klausyk, aš tokių durnelių, kad čia apsimetinėk, žinai, kiek prisižiūrėjęs. Baigėsi paskui visi žiūrėjimai, kai nagus pradedam deginti. Žiūrėk, pirmadienį nori normaliai pašnekėti ir atiduosi tos pinigus. Taip. Tai va taip, žiūrėk dabar, kad be jokių taip, pirmadienį man 8 valandą prie mokyklos pagrindinio įmo prieini, supranti? Mes pravažiuosim su tais bachuriukais, kuriem tu ten skolingas, nes jie, supranti, atėjo pas mus, skundžiasi. Čia normaliai mes su jais sueiname, o tu, supranti, Šilainiuose, čia dabar ką tu čia prisišaudyti nesąmonių nori? Ne, aš nesuprantu vis tiek. Ko nesupranti? Nu, ar ateini 8 valandą, ar man dabar važiuoti pas tave? Ne, tai ateinu. Ateini? O gali pasakyti, kiek? Nėra ką sakyti, čia aš klausimus uždavinėjau. Ką tu mašį dar klausinėjai, ką? 8 valandą prie mokyklos būni, supratai? Pasiimi baltą rožę, kad aš tavęs pažinčiau, nes aš tavęs nematęs. Supratai, baltą rožę turi turėti. Ką tokia? Baltą rožę, kad turėtum. Nu, dar ko? Ai, tai tau, gerai, vienu žodžiu, nėra, čia tu matau, ką šnekėti, vienu žodžiu važiuoju, tu mes nervuok geriau. Aš važiuoju dabar iš karto pas tave. Arba tu tarėsi su manim normaliai, arba aš dabar dedu ragelį ir žinok, daugiau nešnekėsiu. Ne, gerai, 8 valandą prie mokyklos, laukiu, viso viskas. Jo, pasiemi baltą rožę, viskas, gerai? O iš kur aš gausiu tą rožę? Pirkti yra. Pirkti, nueini, nusiperki baltą rožę. Dar nieks nedirba. Kas nieks nedirba? Aš to galiu kaip tai nedirba? Nu, tai man neįdomu, nori užsiaugink tą rožę, nori gauk, nupirk, aš žinau, išaugink ją iš vazonų, iš kur nori. Man reikia, kad tu būtum su balta rožė. Nebūsi su balta rožė, 20 litų plus dedu prie skolos. Viskas, aišku? Aišku. Tai va, ir viskas. O aišku, kad tau skambina iš Kauno fono. Va? Sveikas, Mindaugai, čia tau iš Kauno fono skambina. Nu jo, duodat iš bairių. Išsigandai ar ne, Mindaugai? Ne, bet tai... Neišsigandau, sako. Ne. Prikolas tai ne tai, ką įskanau, bet ta balta rožė man čia gerai atrodė. Gerai, nu tai aišku.